viešiesiems pirkimams, teritorijų planavimui, taip pat itin probleminiai sričiai sveikatos apsaugai. Kovoje su korupcija reikia permainų, sako premjeras. Anot Kubiliaus bus siekiama, kad Lietuva pagal korupcijos lygį nebūtų Europos valstybių gale. Sisteminiai įstatymai, kurie buvo parengti dar praeitam Seime, kurie numato visų pirma valdininkų labai aiškią atsakomybę už neteisėtai gautas pajamas ir už tas pajamas įsigytą turtą, kad tai būtų nedelsiant šitie įstatymai realizuoti ir kovo mėnesį jie būtų svarstomi jau Seime. Ypatingą dėmesį vyriausybė žada skirti viešiesiems pirkimams, teritorijų planavimui, teisėkūros atvirumui, sveikatos sričiai, politinių partijų veiklos skaidrinimui. Taip pat bus siekiama, kad valstybės tarnautojai susirgę ar išėję iš darbo negalėtų išvengti realios atsakomybės už korupcinius nusikaltimus. Kai kurie pokyčiai Teisingumo ministro teigimu planuojami jau šiemet. Turto konfiskavimo taikymas kaip bausmės korupciniuose nusikaltimuose, mes jaučiame, kad šita priemonė yra nepakankamai taikoma ir ko gero tai yra šiek tiek susiję ir su ikiteisminių tyrimų nepakankamu atlikimu ir kas dažnai yra iliustruojama ir žiniasklaidos, kad korupcija užsiima tarsi vienas šeimos narys, o turtą turi kiti šeimos nariai ir galiausiai viskas dingsta neaišku kur. Tai sieksime šitą problemą spręsti. Korupciją tiriančios bendrovės vadovai sako, kad Lietuvai yra būtinas ir pareiškėjų apsaugos įstatymas. Tai yra pranešęs apie korupciją žmogus būtų apsaugotas nuo persekiojimo. Esą toks įstatymas krizės metu ypač veiksmingas. Jungtinėse valstijose yra ir galimybė gauti atlygį už tokį veiksmą. Tai yra labai efektyvu ir iš tikrųjų, pažiūrėjus į jų praeitų metų rezultatus, jie sugebėjo gauti $2 milijardus į valstybės iždą vien tik šio įstatymo pagalba. Tyrimo duomenimis pasaulinėme kontekste Lietuva vis dar atrodo vidutiniokė ir pokyčių kovoje su korupcija per 8 metus neįvyko. Apklausos rodo, kad pas mus dar daug kas problemas sprendžia per kyšius ir pažintis.